Tai Aurimai, koks jausmas sugrįžti į Marijampolę? Jausmas normalus, aš nežinau, aišku, seniai jau Marijampolėje aš negyvenu, bet vis tiek grįžti kartais, nes mama gyvena čia. Jausmas geras, normalus. Dabar turbūt labiau džiaugiuosi, kad galiu krepšinį žaisti, nes jau buvo 9 mėnesiai nežaidęs varžybų. Abi savaitgalio rungtynės, tu buvai rezultatyviausias komandos žaidėjas ir ar jautiesi pilnai integravęsis į komandą, ar kažko trūksta dar? To supratimo dar turbūt trūksta, dar visiškai nebus, dar užtruks to laiko. Dar laiko, ačiū Dievui, turim iki play-offų. O dėl to žaidimo, tai aš žinau, kaip varžovai leidžia, taip žaidžiam, stengiamės. Gynybai kažkaip mums pakol kas tas 2 varžybos sunkiai sekėsi, tai bent jau puolimų laimėjo 1 varžybos. Niekam nepaslaptis, kad šį sezoną tu esi viena iš ryškiausių lygos žvaigždžių ir kaip vertini kitus lygos aukštaūgius, su kuriais teko susidurti jau? Tai, kad dar nelabai spėjau susidurti su kuo, su Udru, gal tik tai, žinau, aišku, žaidėjų iš Šenkalų kažkaip, nelabai žinau, nes anksčiau kitam lygiai žaidžiau, tai nelabai žinau aš tų aukštaūgių, kas čia žvaigždės, kas nežvaigždės. Pats aš irgi nesijaučiu žvaigždė, tik tai 2 varžybas sužaidęs, taip kad. Techninė pražanga šiandien nustebino? Nustebino labai. LKL, kiek prisimenu, kol žaidžiau, nesu gavęs techninės. Gal ir klystu, bet prisimenu, kad nesu gavęs techninės. Trečiadienį laukia LKF finalo rungtynės, atsakomosios pirmosios, tu dar nedalyvavai ir ko lauki trečiadienį? Ką reikia laimėti, kiek prisimenu, ar 9 ar 10, dabar tiksliai net neprisimenu, reikia laimėti. Palisėti dabar pradžioje, aišku, reikia išvažiuoti ir ką reikia laimėti, reikia pasimti trofėjų.